Sveiki, esu Danas ir šiandien papasakosiu, ką Diledas apšvietė šiame Visma Tech ofise. Ofisas yra daugiau nei 3000 m2 ir nėra nei vieno jungiklio. Viskas yra valdome būvio, judesio ar šviesos davikliai. Išskirtinumas šiame objekte yra tas, kad yra daugiau nei 50 vartotojų, kurie gali patys prisijungę reguliuoti savo šviesos srautą, jeigu jam yra per daug ar per mažai. Visas apšvietimas įsijungia autonomiškai. Aš ateinu į savo darbo vietą, šis būvio daviklis iš karto pamato mane, būvį, ir įjungia apšvietimą pagal iš anksto nustatytą šviesos normą. Jeigu tai yra diena, tai reiškia, šviesos bus mažiau. Šiandien yra vakaras, tai šviesos yra daugiau. Jeigu man nepatinka, aš prisijungiu per planšetę ir savo susimažinu arba pasididinu apšvietos kiekį. Šio ofiso interjerą įrenginėjo dizaineriai Mild Studio. Jų sumanymas yra, jog per visą ofisą driekiasi gyvatė, kuri sujungia visą ofisą į vieną visumą. Ši gyvatė irgi taip pat valdosi. Mes ją galime valdinti nuo 0 iki 10, 15, 20, 30, 50 ar net 100 laipsnių. Gyvatė gali tiek dimeriuotis rankiniu būdu, tiek autonomiškai dirbti nuo šviesos srauto skleidžiamo iš lauko. Apšvietimo valdymo privalumas yra ne tik komfortas, bet ir ekonomiškumas. Klientas paprašė, jog būvio davikliui nefiksuojant jokio būvio, po 10 minučių šviesa visiškai užgestų, bet ne iš karto nukertant, o po 5 minučių apšvietimas prigestų 30%, o po dar 5 minučių pilnai užgestų. Tai šiuo metu patalpoje nieko nėra, apšvietimas išjungtas, tik įžengus man į šią patalpą, apšvietimas įsijungia. Taip pat galima susireguliuoti apšvietimą ir pagal valandas. Žinome, jog vakare po 23 valandos nieko čia nebus ir todėl apšvietimą galima įgalinti veikti tik 20 ar 30% pajėgumu. Būvio daviklių gausa leidžia valdyti skirtingai visas zonas. Tai tarkime šioje konferencijų salėje būvio davikliai išjungia apšvietimą iš karto po minutės, nes tikslo, kad ilgiau veiktų čia apšvietimas nėra. Visma Tech klientas džiaugiasi įsirengęs apšvietimo valdymą, nes jeigu yra pas jį kažkoks vakarėlis, jis parašo mums ir mes nuotoliniu būdu galime suprogramuoti tam tikrą aplinką. Tai gali būti jaukesnis scenarijus ar atvirkščiai vakarėlio scenarijus, kur reikia daugiau šviesos. O rytoj nuo ryto, nuo 8 ryto vėl viskas grįžta į pradinę ofiso režimo padėtį. Kita didelė nauda yra universalumas. Šiandien čia yra virtuvė, o rytoj, tarkime, čia atsiranda darbo stalas. Tai būvio daviklis atsiradęs čia, tiesiog persiprograma, kad tai yra darbo vieta ir jam yra keliami kitokie reikalavimai nei visai virtuviai. Tai gali būti ir šis šviestuvas ir šis, bet kokie šviestuvai, kuriuos mes norime, mes atskirai atprogramuojame, pavadinkime taip, ir suprogramuojame į naują scenarijų, ar naujas sąlygas, ar naują darbo vietą. Apšvietimo valdymas yra labai svarbus ir meeting rūmuose. Šis meeting rūmas yra rezervuotas už sekundės. Štai, atėjus laikui, įsijungia šviesa ir lankytojai kviečiami susirinkti. Džiaugiamės įgyvendinę klientų lūkesčius apšvietimo valdymo srityje. Ir reziumuojant, apšvietimo valdymas mums, jiems duoda praktiškumą, universalumą, ekonomiškumą, komfortą ir galimybę bet kada, bet ką pakeisti, perprogramuoti, pririšti. Kviečiame siųsti užklausas, susitikti kavos ir aptarti, ką mes galime suvaldyti jūsų objekte.